vertė, ar 68 64. Ir aš žiūriu, kad man, jeigu dabar 68, tai čia bus klaida. Mano klaida. Ar 64. Bet tos pačias negaliu pasakyti. Nesvarbu. Tai čia yra pasižiūrėkite. Čia mano man 68 bus. Ačiū už pastabas tarybos narį. Nebent aš skydau. Pasisakymas dabar jūsų. Gerai. Ačiū. Gerai. Tvarkoj. Gerbiamas tarybos nariai, su šiuo projektu mes žadame pirmiausia, aišku, atiduoti skolas. Noriu pasakyti, kad turime grąžinti 55 710 eurų už Viesos Žulius gatvę, 2021 eurą tam sąraše, kur yra Šleikiškių tiltą, ir 4700 eurus už Musės gatvę Lapelių kaime ir Šašolėlių. Aišku, čia pernai darbų buvo gal per pusę padaryta, čia 25 000, imkime pusę. Tai sakykime apie 100 000, tai yra skolos už praeitus metus. Tai mes darbus padarėme skolom. Tai dar turiu priminti jums, kad dar buvo gauta šiais metais tikslinių lėšų 393 000. Iš tos sumos mes atidavėm skolą 347 000, o atidavėm net tiek skirta yra 147 000. 50 000 taip pačiai Musės gatvei, reiškia taip pat atidavėm 200 000 sumoje. Mes turėdami 1 050 000 kelių priežiūros programos lėšų metam, grąžinome apie 200 000. Kaip sakant, trečdalį gautų lėšų skolom. Bet aišku, džiugu, kad skolos šiek tiek sumažėjo, bet galiu pasakyti, kad skolų šiandieną dar turime apie 1,7 milijoną eurų. Pasu šitom sutartim, kadangi aš, pavyzdžiui, jau manau, manau, kad mes pinigus gausim. Tokie laiminga pabaiga tikiu. Tai netgi gavę tos pinigus, kuris mes planavome prieš 2 mėnesius, kad reiškia 1,3 milijoną apmokėsime iš europinių pinigų, kitus pasiskolisim iš banko 15 000, tai viskas tinkama ir bendrafinansuosim apie 200 000. Tai susidaro dar vis tiek, tai priėmus teoriškai, kad tai gausim, susidaro 1,7 milijono trūkumą. Kai pasižiūrė pirkimų planą, kuris buvo praeitais metais, kai buvo vertinama tokiais principais, ten buvo išdėstyta, kad pas mus tokių lėšų yra 4 milijonai. Taigi galiu jūs ponai liūdinti, kad pas mus tuo laiku buvo tik tai 950 000 šitom dalykam skirti. Kitaip sakant, mes pirkome, pažeisdami sandoros įstatymą, savo finansavimo taisyklės mes vis keičiam pastoviai, bet jų nesilaikom. Tai yra tokie paprasti dalykai. Tai čia yra viena problema. Skolų. Arba tarimas skolom. Kita problema. Žvyruotam keliam mes paliekame tik tai predaravimui 25 400 ir pažvyravimui 20 45 400. Kelių mes jau nebeatnaujinsim, nepakilsim, ir čia būdavo po 80 000 eurų kasmet pažvyravimui tų mūsų nutrintų duobėtų žvyrkelių. Tai galiu jūs nuliūdinti, kad netgi jeigu viską skirtume asfaltavimui ir nevalytum sniego, nieko nedarytum, ir taip pagreidiruotum gal 2 kartus, tai dar gruodžio mėnesį kartais pavyks tą padaryti, tai nuasfaltuosime per metus tik tai su tais pinigėliais apie 3,5 km kelių. Kai mes jau turime 690, tai žinot, tas planas mūsų neišdegs. Kitaip sakant, mes bėdą stumėme tolyn. Aišku, keliai gali būti graduoti, galbūt nevalomi arba nepilami išgirdo 3 metus, bet kas ateis po 3-4 metų, tai aišku, turės tvarkyti. Tas pats ir su asfaltuotais keliais. Jau turime 50 gyvenvietėse, seniūnijose. Tai jeigu mes tik tai duobelės tas užlopysim ir neuždengsim kartais vieną kitą sluoksnelių asfalto, tai pažiūrėkite, Kernavėje, ten Mindaugo gatvėje ir visur kitur, kas darosi, tai bus panašiai, kadangi pareikalaus daugiau lėšų. Tai iš tikrųjų taip. Kitas dalykas, tai mūsų viešumas ir mūsų visų bendrų dalyvavimas šitam procese. Aš nesakau, kad buvo tas tobulas lėšų paskirstimas anksčiau, bet bent jau seniūnijose seniūnai rinkdavosi su bendruomenėm kažką iš tų turimų pinigėlių, sakydavo, ką mums šiemet yra svarbiau, ką jie pasirinkdavo. Nors šiek tiek vyko diskusija iš to klausimų. Dabar žino kiekvienas žmogus šitą reikalą, o mes visi tik tai pakeliam rankas. Aš pakėlęs ranką pirmam posėdį vasario mėnesį,
Nu, negaliu kelti kas vieną mėnesį kitus programus. Išbraukiam ir rašom, numatom 100 metrų asfaltavimo dangos 36 000 po mėnesio išbraukiam. Tai aš turiu žinoti, ar pinigų nėra, ar ką, ar jų daugiau reikia. Tai jokio motyvo. Tai aš jau kartą pritaręs, negaliu 10 kartų pritarinėti skirtingiem projektam. Tai yra visiškai logikos nėra tame. Kas taip yra? Tai kitas dalykas, šitaip skubant ir keičiant. Aš noriu pakalbėti apie dokumentų kokybę. Tai su kokiais dokumentais mes einame į pirkimus. Ar jūs iš vis turime? Aš pažiūrėjau tik vieną aprašą. Tik vieną aprašą. Tai būtent kaip eilinis skaitytojas permečiu akim. Ir galiu pasakyti, nu ten šedevų, aišku, visokių yra. Vat pavyzdžiui, aš tai supratau, ar mes režiruojame, ar asfaltuojame, ar duobes taisome. Nu bet, pavyzdžiui, parašyta yra žvyro danga, kapitalinis remontas. Nu supras, atnaujinsim žvyro dangą. Problemos bei numatyti darbai, pagrindiniai darbai, duobių bei išdaužų remontas. Lyg tai asfaltą panašu. Taip. Asfalto sluoksnio paklojimas. Nu, asfaltas. Taip. Nauja pagrindų įrengimas. Neaišku. Esmė padėtis. Vykdomas žvyro dangos kapitalinis remontas. Atnaujinama danga. Taip sakant, taip. Toliau. Esmė danga žvyras. Asfalto drožimas. Taip sakant, 15 tonų. Taip, tai nebuvo asfaltas, aš pats nesuabejoju. Tai nebuvo asfaltas. Nu nebuvo, mažiau, nebuvo ten asfaltas, tikrai tai ką. Reiškia, sakoma, popieriai savo, gyvenimas savo, konkursai savo, viskas yra savo. Tai iš tikrųjų, šitaip mes gyvendami, tai suplius visą kitą, tai yra visiškas chaosas, visiška neatsakomybė ir kitaip šito reikalo valdyti nebegalima. Tai siūlyčiau pasižiūrėti dar šiandieną ir info statybą, ką jūs turit pasikabinę, ir kitus dalykus. Tai nelaukite bėdos. Ačiū.